Esu girdėjusi ne kartą sakant, geriau jau bet kas negu šita liga. Ir tikrai šleikštulys, vėmimas, pykinimas, viduriavimas tikrai nemaloniausi pojūčiai, o mažiem vaikam dar ir papildomi pavojai. Tad šiandieną be recepto kalbame su gydytoja pediatrė Lina Vičkačkaitė apie tai, ką įprastai vadiname tiesiog pilvo virusais. Sveiki, gydytoja. Labadiena. Tai pasakykit iš tikrųjų, ką mes vadiname pilvo virusais, nes atrodo toks labai bendrinis pavadinimas, bet viskas, kas šiek tiek čia, mes sakom pilvo virusas. Kas tai yra? Tai tikriausiai po šito pavadinimu slepiasi tas ūmus gastroenterokolitas arba gastroenteritas, kai yra pykinama, vemiama ir viduriuojama. Ir po to viruso vėliava dažnai slepiasi ne tik tai virusai, bet tai gali būti ir bakterijos, ir kai kurie ten parazitai, pirmuonis, tai gali būti ir kažkokios kitos žarnyno ligos, kurios irgi sukelia pykinimą, vėmimą ir viduriavimą. Bet dažniausiai tai, aišku, būna virusai. Populiariausia yra norovirusas, rotavirusas, Šitie, man atrodo, visiems keiksmažodžiai jau yra ne noro, roto ir entero. Visi šito žino ir tada sako, ne, tikrai ne šitas reikalas. Jo, dar. Ir dabar, aš kaip suprantu, yra tas sezonas, kada tokių susirgymų padaugėja. O kodėl taip yra, kad, atrodo, šaltasis metų laikas, logiška, peršalimo virusai. Vasarą turėtum džiaugtis gyvenimu, lakstyti, atsipūsti, vaikai sveiki, viskas tvarkoje, patys esame sveiki. Ir štai pilvo virusai. Kodėl? Aš nenorėčiau pasakyti, kad pilvo virusai dažnesni, iš tikrųjų virusai dažnesni vasarą, nes turbūt žiemą didesnis sergamumas, bet vasarą tiesiog susidaro tam labai palankios sąlygos, nes tai yra, dažniausiai būna ne tik tai virusiniai tada, gastroenteritai, bet jie gali būti ir bakteriniai, nes čia vėl ir maistas, ir kelionės, ir visos vandens pramogos, tada vaikų kontaktai su kitais vaikais. Bet vasarą, aišku, gali būti ir virusinių infekcijų, bet dažnai būna dar ir apsinuodijimas maistu arba nuo neteisingai laikomų maisto produktų, tiesiog būna bakteriniai enteritai arba gastritai. Dabar sakote, tinkamos sąlygos. Tai kokios yra tos sąlygos, kur reikia užsidėti varneles, jeigu tikrai nori susirgti, abejo, ir kas nors nori, bet tiesiog, kur tos varnelės yra, kad tu pastebėtum, kad čia yra rizika, gal nesivelkim iš šitos reikalus. Aš tai dar turbūt pradėčiau nuo rankų plovimo, kad jos reikėtų tą daryti visą laiką prieš valgant. Tada, aišku, vasarą tas maisto laikymas. Turėtume atsiminti tą taisyklę, kad jeigu temperatūra yra virš 25, tai maistas, kuris yra atsineštas ir laikomas tokioje temperatūroje, turėtų būti laikomas neilgiau negu valandą. O jeigu nėra tokių labai didelių karščių, neilgiau negu 2 valandas. O šiaip vaikam reikėtų duoti tada geriau vientisas daržovės, jų nepjaustyti, neduoti kokių nors, jau nekalbu apie ne visai apdorotus ten, pavyzdžiui, mėsos produktus, bet geriausiai būtų duoti tada arba tik tai šviežiai paruoštą maistą ir gerai nuplautus vaisius, geriau tegul jie būna nepjaustyti, o tiesiog visi vientisi vaisiai ir ten riešutai, kietas sūris. O jeigu mes kalbėtume apie visokias pramogas, pavyzdžiui, tikrai labai dabar yra ir paplūdimiai, jau mačiau nusėsti yra žmonių, nes karšti orai, baseinai, vandens parkai, tada, sakykime, ledų valgymas, ar ne, iš gatvėj nusipirkau iš vagonėlio, kaip smagu. Visi šitie dalykai, ar čia yra kažkokia rizika, ar galima mėgautis saugiai? Žinoma, kad galima mėgautis ir turi mėgautis tie vaikai ir tikrai negalima jiem uždrausti džiaugsmų vasaros. Ledai, sakyčiau, visą laiką yra šansai, bet jie nėra dideli. Kaip galima užsikrėsti valgiant ledus, tai arba tada kas ruošia tuos ledus, turėjo būti kažkaip labai nesilaikę higienos normų ir nesiplovė rankų, arba tai turėtų būti kažkaip užteršti indeliai, iš kurių valgo tie vaikai. Ne vaikai, visi žmonės ledus. Arba tai turėtų būti kažkaip netinkamai laikyti pieno produktai ir jie yra jau išėję, jau jie yra nebešvieži ir negali būti naudojami ledų gamybai. Bet šiaip daugumoje tai ledai yra vis tiek pagaminti patikimų gamintojų ir čia tikriausiai net iš tos kelių, aš nežinau, galvoju, vis tiek dabar pas mus turbūt laikosi tų higienos normų. Čia tikriausiai mes galime kalbėti apie tuos atvejus, kai yra gaminama čia ir dabar vietoje, yra didelis karštis ar ne, ir matyt labiau visgi mes kalbame apie
kelionės į kažkokias egzotiškas šalis, kur tada dar ir vandens kokybės klausimas. Bet tada tu negali garantuoti, ar to žmogus, kuris darė ledus, ar jisai labai švariai nusiplovė rankas ir ar tikrai ten yra labai tvarkingai plaunami indai, podukai, indeliai, ledam ir visi šaukšteliai, kur ir būtų šansas užsikrėsti virusu. Nes šiaip, jo. O kalbant apie tai, kodėl, pavyzdžiui, vaikai toks jausmas, kad dažniau pasigauna įvairius tos susirgimus, atrodo, visa šeima valgia tą patį, bet suaugusiems viskas tvarkoje, o vaikam yra kažkas ne visai gerai ir paviduriavo ir pavėmė, gal vienas ar kitas, gal kažkokia temperatūra kilo. Kodėl vaikam yra toks jautresnis žarnynas? Aš vis tiek pradėčiau nuo rankų plovimo, kad jiem yra sunkiau tą padaryti. Tada jie labai dažnai liečia veiduką rankom. Jie yra, aišku, jų yra imunitetas truputėlį mažesnis negu mūsų dar. Jie mažiau susidūrė su virusų infekcijom negu suaugę žmonės. Ypatingai, jeigu kalbėti apie vaikus iki 3 metų, jų imunitetas dar tik tai formuojasi ir jie tiesiog dažnai susiduria su tais virusais pirmą kartą gyvenime, jie dar neturi jokių antikūnių ir jų šansai susirgti daug didesni negu vyresnių vaikų arba suaugusių. Tai aš dabar galvoju, mes per COVID buvome išmokyti, ar ne, kad dažnai dezinfekuoti rankas, buvo visur prikabintas skysčių, bet aš pati prisimenu, kaip mama įgijau tokį įprotį, kad visada turiu su savim dezinfekcinių servetėlių kažkokių ir pavyzdžiui mes susėdame į mašiną iš kažkur ir žinau, kad vaikai norės kažkokio užkandžio, tai mūsų yra toks ritualas, visiems po servetėlę ir tada kiekvieną pirštuką. Tai čia yra teisingas įprotis, aš suprantu. Teisingas įprotis, bet jeigu yra įmanoma, būtų geriau muilas. Bet aišku, mašinoje servetėlės tobulą, gerai. Bet iš principo teisingiausias variantas, pavyzdžiui, nes vėl, ką mes kalbame, ar ne, vaikai bėga į lauką, tada grįžta atgal į namus, pažaidžia vėl parbėga, kažką pasiema suvalgyti. Teisingas būtų momentas yra nusiplauti tvarkingai rankas su muilu kiekvieną kartą ir tik tada atčiupti tą kažkokį užkandį. Reikėtų tam vaiko tą įprotį tokį lavinti. Taigi visai įdomu, visai smagu tas rankas plauti. Tik tai reikia, kad tai būtų jam irgi smagu. O kaip atpažinti, kad kažkas yra ne visai gerai, jeigu yra, tarkime, virusas kažkur aplinkoje, pavyzdžiui, darželis, ar ne, ir vienam vaikui pasireiškia kažkokie simptomai, antram vaikui ir tada tu žiūri taip įtartinai savo vaiką ir galvoji, ar tau viskas yra gerai, ar tu gerai jautiesi, kokie yra tie pirmieji simptomai išduodantis, kad, kažką pasigavo vaikas ir tikrai tikėtina, kad laukia stipresnis protrūkis po kelių valandų. Tie pirmieji požymiai gali būti tiesiog, vaiko gali būti irzlumas, arba atvirkščiai vaiko vangumas, jisai liūdnesnis negu paprastai. Dažnai labai vienas iš pirmųjų tokių simptomų yra, kad sumažėja apetitas, kad vaikutis nenori valgyti, bet ten rytą būna, kad nenori į darželį, jis dar net pats nelabai suvokia, kodėl jis jaučiasi ne visai taip. Ir čia tie simptomai dažniausiai atsiranda prieš pykinimą. Jisai jau tiesiog, liūdnesnis. Kūnas sako, kad aš nesijaučiu gerai, ar ne? Taip, jisai dar gali nekarščiuoti, jam dar gali nebūti jokių simptomų, bet jisai jau gali pradėti tos jaust pirmuosius, kad aš nenoriu valgyti, aš nelabai noriu darželį, šiaip gali būti toks pilvuko maudimas atsirasti. Bet ar teisingai suprantu, kad jeigu mes kalbame apie noro virusą, gastro, visus šitos pilvelio neramumus, jie įprastai turi pakankamai trumpą inkubacinį laikotarpį ir tie simptomai jau ryškesni, kas yra viduriavimas, vėmimas ir panašiai, pasireiškia pakankamai greitai. Mes nekalbam apie tai, kad, tarkime, pirmadienis, antradienis, trečiadienis vaikui skauda pilvelį, yra negerai, jisai neramus, bet dar nieko nekyla. Čia tikriausiai valandų, galbūt paros reikalas. Nes gali būti, kad jisai vakare puikiai jautėsi, žaidė, nuėjo miegoti ir naktį pradėjo vemti. Tai taip irgi labai dažnas toksai būna, labai dažnas pradžia tokia ligos, kad puikus, jisai gali būti labai staigiai prasidėti. Šiaip jos inkubacinis periodas, pavyzdžiui, norovirusų būna turbūt nuo 12 valandų iki 48, bet ligos pradžia dažniausiai būna labai ūmi. Ir net gali nebūti to prodromo tokio pradžių simptomų. O sakykit, tada šitoj vietoj, jeigu mes kalbame apie, pavyzdžiui, norovirusą, ar ne, ar tokiem virusam, tokiem reikalams susiformuoja kažkoks imunitetas, ar iš principo yra taip, kad, susirgai vieną kartą ir nesi apsaugotas, kad nebus ir antro, ir trečio, ir kažkelinto karto apskritai pilvo virusam koks nors imunitetas susiformuoja?
koks nors susiformuoja, ja, bet ne visiškai, nes jų tų visokių daug štamų, padermių tų virusų yra ir jeigu tu persirgai norovirusų vieną kartą, tu gali susirgti kitu. Jokių garantijų, kad daugiau nebesirgsi norovirusų nėra. Nes yra noras pirmasis, noras antrasis, noras 150. Ja, bet tik tai, kuo tu labiau augi, tuo daugiau šansų, kad tas organizmas jau jos ima pažinti ir tu sergi lengviau. Tai čia dėl to suaugę dažniausiai tas lengvesnes turi formas, nors keikiasi labiausiai. Nors jo, aš dabar taip pasakiau ir galvoju, ne, taip, mano, pavyzdžiui, pacientų tėvai kartais taip žiauriai serga tais vaikų virusiniam ligom, kad aš taip turbūt čia dabar gaučiau iš obuolio į kaktą. Nes iš tikrųjų jie kartais labai sunkiai serga, o tu galvoji, kad ne, čia suaugę, tai mes čia sirgsim lengviau. Visai būna. O aš papasakosiu apie savo atvejį ir jūs pasakykite, ar aš teisingai dariau, ar neteisingai dariau. Na, susirgo, kažką pasigavo, vienas vaikas, pasigavo antras vaikas. Simptomas vienintelis buvo vėmimas ir, aišku, man kaip mamai kliuvo ir aš jau galvoju, jau ir man bus kažkas, nes esu turėjusi patirtį susidūrimo su noru ir sakiau, niekada gyvenime, ačiū, viso gero. Bet man nenutiko nieko ir ką aš padariau, tai vienintelis dalykas, kad aš geriau šiek tiek daugiau skysčių ir išgėriau tikriausiai visų įmanomų rūšių namie turimų probiotikų, tarsi taip manydama, kad jeigu čia dabar turiu blogųjų kažkokių reikalų, tai aš greitai užsipilu tų gerųjų reikalų ir gal jie nepaliks vietos tiems visiems, kažkokiem blogiem reikalam, blogiems sukėlėjams to viruso. Čia buvo teisingas mano žingsnis, ar čia aš buvau tiesiog sėkminga ir mano organizmas žinojo šitą ligą ir aš dėl to neužsikrėčiau niekuo? Aš tai galvoju, kad jums turbūt labai padėjo vanduo. Šiaip probiotikai yra, mano supratimu, yra logiškas dalykas juos vartot, tik tai jie negali padaryti taip, kad išnaikins virusą. Nes virusas jis vis tiek bujos, net jeigu ir gausi, bet galbūt šiek tiek lengvesnė eiga, galbūt šiek tiek trumpesnė eiga. Tai, probiotikų naudojimas viduriavimo metu yra pasiteisinęs ir aš manau, kad verta. Bet vis tiek pirma vieta yra vanduo. Ta prasme, pats baisiausias dalykas, kas gali nutikti sergant pilvo virusais, yra dehidratacija, tai yra vandens netekimas. Ypatingai tai svarbu vaikam. Jūsų atveju, jūs irgi užtikrinat skysčių kiekį, organizmas normaliai funkcionavo ir tas virusas nesuklestėjo. Mes dar grįšime prie, tiksliau nukeliausime iki dehidratacijos, bet dar vienas dalykas, kas man įdomu, mes čia kalbam virusas, betgi yra ir bakterijos. O kaip skiriasi virusinis ir bakterinis susirgimas? Ir katras yra, sakykime, tas, kur, labiau sunkiau pernešamas variantas? Mums diagnostikos turbūt yra lengvesnės, mes galim padaryti tyrimus, bet namuose irgi yra tam tikrų požymių, kur tu gali jau nuspręsti, ar čia yra virusinė ar bakterinė. Tai paprastai virusiniai susirgymai praeina lengviau truputėlį, jie būna trumpesni, ten trunka iki savaitės, neilgiau. Paprastai būna ūmios pradžios, viduriavimas būna, pykinimas, vėmimas ir viduriavimas, jie būna netokie intensyvūs, gal viduriavimas buvo vandeningas, bet niekada nebus gleivių, niekada nebus kraujo. Jeigu bus pilvuko skausmas, jis irgi nebus toks intensyvus, kaip būna prie bakterinių susirgimų. Taip pat karščiavimas viruso atveju, jisai dažniausiai būna febrilus, tai yra iki 38. Bakterinių, vėlgi enterito atveju dažniausiai būna aukštas karščiavimas. Ir tada irgi vėlgi greitai labai kyla, po to, kai tu duodi temperatūrą mažinančių vaistų, ten po kelių valandų vėl šoka aukšta temperatūra. Ir ligos prodromas dažniausiai bakterinių ligų enteritų atvejais, tai jisai būna tiesiog lėtesnis, jisai nebūna tokia staigi palaipsniui labiau sergama. Ir ilgesnis sirgimo laikotarpis būna dažniausiai ilgiau negu savaitę. O ką žinoti tuomet tėvam? Aš matau, tarkime, kad temperatūra kyla daugiau negu 38 laipsniai. Ir jau atrodo vienas ženklas, ar ne? Vaikas skundžiasi intensyviu skausmu, ta ligos eiga nebuvo tokia ūmi. Ar šito atveju man reikėtų važiuoti į priėmimą, pasirodyti šeimos gydytojui ir ten, pavyzdžiui, karščiavimo kabinetą nukeliauti? Ar aš galiu dar bandyti spręsti situaciją namuose? Kada jau žinoti, ką daryti? Pirmom dienom, jeigu vaikutis dar turi jėgų kažkaip žaisti, turi jėgų, pavyzdžiui, nukritus temperatūrai vertinti jo būklę, jisai dar yra pakankamai aktyvus, jeigu jisai normaliai nori gerti vandenį, jeigu jisai nors mažiausiai turi apetitą, tai tada dar galima tiesiog stebėti namuose. Tokios jau raudonos vėliavėlės būtų, jeigu yra labai aukšta temperatūra, jeigu jisai guli susirietęs ir nebegali vaikščioti, nebenori, jam taip labai intensyviai skauda. Jeigu jisai aukštai karščiuoja ir temperatūrą mažinantis vaistai labai trumpai veikia, jeigu yra išmatose gleivio arba kraujo, sakyčiau, kad reikia važiuoti. O kas tada yra, koks gydymas šitoje vietoje? Antibiotikai ar
dar kažkokie variantai? Pradžioje tikriausiai nebus antibiotikai, kai nebus įrodyta tikras sukėlėjas, nes dabar labai yra daug visokių momentų, dėl ko neduodami antibiotikai sergant žarnyno infekcijom. Kai kuriais atvejais, aišku, jų reikia, bet dažnai būna, kad vis tiek organizmas susitvarko. Jisai susitvarko, išsivalo ir be antibiotikų, tuo labiau, kad antibiotikai vis tiek jie ne tik tai blogasias bakterijas nužudys, jie nužudys ir gerasias. Jie pašluos viską ir tada tu turėsi mažesnės šansus gintis pats tavo mikrobiotą. Bet vėlgi tada bent jau bus užtikrinamas visiškai pakankamas skysčių kiekis, bus užtikrinamas nuskausminimas ir tada, irgi vėlgi labai reikės, žiūrėti, ar nėra kažkokių labai dėlių uždegiminių rodiklių kraujo tyrime, kur jau reikėtų gydyti, kad ir antibiotikais. Šitoje vietoje minite skysčius ir aš pati kaip mama žinau, kad pirmas dalykas, jeigu vaikas vemia viduriuoja, tai gerti daug mažais gurkšniais, nuolatos, kad būtų nuolatinis drėkinimas kūno, taip sakant. Kokie yra simptomai parodantis, kad iš tikrųjų trūksta vaikų skysčių ir kad reikėtų įdėti arba daugiau pastangų, arba jau važiuoti į priėmimą, bandyti tuos skysčius atstatyti su medikais kartu? Jeigu vaikas geria ir jisai gali sulaikyti tuos skysčius, jeigu jis nevemia pastoviai. Bet vis tiek, pirmas toksai būna požymis, kad jau vaikas net nebejaučia troškulio, jeigu jį pykina. Jisai net nebeprašys to vandens. Bet matai, kad yra išdžiūvus burnytė, yra sausas liežuvis, sausas lūpytės. Jisai dažnai būna dar taip, kad jeigu jam blogai, jisai verkia, ten būna vaikai, kad jie net be ašarų, net nebyra ašaros, kai verkia vaikas. Tokia didesnis dar dehidratacijos požymis būna, kad dumba akis, tada būna tokia odytė, tokia susiraukšlius, nebelaiko elastingumo. Jeigu mes kalbam apie kūdikius, tikriausiai momenėlis irgi išduoda, ar ne? Mažutis, jeigu didesnis jo, bet tada dar aišku šlapinimosi suretėjimas. Jeigu kūdikėlis, jisai šlapinasi ilgiau negu 6 valandas nesušlapinęs, jau reikėtų galvoti, kad čia yra dehidratacijos požymis. Vyresniam vaikui reikėtų žiūrėti, kad tie šlapinimai būtų įprasti, nes tie vaikai nevienodai šlapinasi. Tai reikia tiesiog pagal savo vaiką žiūrėti, ar jisai taip pat daro, ar daug rečiau. O kaip šitoje vietoje, tuos skysčius tada teisingai sugirdyti? Nes aš, pavyzdžiui, žinau, kad negali duoti daug, jeigu vaikas vemia mažais gurkšniukais, dažnai čia yra teisingai. Taip, nes jisai didelis stiklinė išgerčiau, čia būtų klaida, nes jisai tada gali, sudirgintas skrandis, jau sudirgintas, jisai išvems iš karto, taip. Ir būtų gerai vis dėlto duoti nebūtinai vandenį, jeigu dažnai vemia. Reikėtų duoti tos rehidratinius tirpalus, nes tiesiog jam neužtenka vien vandens. Jam reikia ir elektrolitų, tai yra mineralų, natrio, kalio, reikėtų gliukozės. Tai yra specialūs tirpalai, rehidraciniai tirpalai, kurie atstato vandens trūkumą mūsų organizme. Nes kai trūksta vandens, tiesiog sumažėja to cirkuliuojančio kraujo tūris mūsų organizme. Tada mūsų organai negauna pakankamai mitybinių medžiagų, kurie turėtų atnešti. Tada sutrinka elektrolitų balansas ir vaikutis darosi mieguistas, silpnas ir labai vangus. Tai dehidratacija, užtikrinimas, dehidratacija toks baisusis dalykas, kas atsitinka prie pilvo virusų. Ir mums reikia užtikrinti tiesiog tą. Čia pirma pagalba gydant ir daug svarbiau negu probiotikai ir kiti bet kurie vaistai. Ir aš suprantu, kad kuo vaikas mažesnis, tuo šitas procesas yra greitesnis. Ir dehidratuoti galima ir per kelias valandas, kaip sakėte, jeigu 6 valandas vaikelis nesišlapino ar ne, kūdikis. Taip, jie turi daug mažesnės atsargas negu suaugusiai ir jie labai greitai netenka vandens. Aišku, kūdikiam yra labai geras dalykas, jeigu jie valgo mamos pieną. Tai norėjau paklausti, kaip šitoje vietoje yra iš tikrųjų, nes kūdikiai dažnai raminasi, jie prisisiurbia ir tada mama sako, tik tai nori, bet atsigeria pienuko, vėl vemia, atsigeria pienuko, vėl vemia. Kūdikėlio organizmas yra toksai stebuklas, kad jisai pats tada dažniau valgo ir dažniau po truputį valgo, jisai pats reguliuojasi tą norą, jis pats tą paima iš mamos, reikia tik klausyti, ko vaikas nori. Tai iš tikrųjų mamos pienas yra didysis vaistas, nes čia yra ir skysčiai, čia yra ir antikūniai, čia yra visos medžiagos, kurios padeda vaikui kovoti su tą infekciją ir užtikrina skysčio kiekį. Mažiukam, kurie normaliai žindžia mamos pieną, net nereikia vandens papildomai. Kartais jiem užtenka vien mamos pieno. Tik tai reikėtų dažnai, po mažesnės porcijas ir labai dažnai žindyti. Jie būna prikabinti.
O aš suprantu, kad po mūsų pokalbio tikriausiai ne vienas tėtis ar mama namų vaistinėlėje turės, jau dabar turi hidracinių tirpalų, vienokią ar kitokią formą. Bet o ką daryti, jeigu tokia situacija, naktis, vaikas pradėjo vemti, vaistinės nedirba, nusipirkti tu neturi, kur turi hidracinių tirpalų. Aš esu girdėjusi iš savo anytos, sako, duokit pasūdyto vandenuko. Čia yra teisinga. Truputėlį pasūdyto, truputėlį pasalinto. Truputį cukrus, truputį druskos ir tada yra... Neduot vien tik tai vandens. Kad tiesiog, nes druska ir cukrus tada gaunas padaro panašų darbą, kad daro tie visi tirpalai, tik gal ten magnio kokio nėra ar panašiai. Jo, tai naktį galima, tik duoti truputėlį pasūdinto vandens arba truputėlį salinto, bet jokių būdų ne per saldaus. Gerai, keliaukime tuomet toliau. Baigėsi tas piktasis vėmimo periodas, ar ne? Jau vaikas yra ramesnis, tėvam neramu, aišku, kad o kaip su maistu? Ar čia siūlyti, ar nesiūlyti, apetito nėra, ar įkalbinėti kasniuką suvalgyti, kokį maistą duoti. Mano vaikystėje, žinau, būdavo, kad džiūvėsėlis koks nors, arbata, džiovinta duona, bryžiai gal kartais. O ką iš tikrųjų duoti tam vaikui, kuris, nevalgia, bet tėvai norėtų pamaitinti? Iš pradžių pažiūrėti, iš tikrųjų tas vaikas nori valgyti. Jeigu tas vaikas nenori valgyti, jam nėra apetito, tai ir nekišk nieko. Jeigu vaikas vis dėlto norėtų kažką užkasti, tie ryžiai, džiūvėsėliai, duona, bananas, avižų košė, viskas gerai. Bet jeigu vaikas nori, pavyzdžiui, bulvyčių frytai, geriau jų neduoti. Arba kokios nors keptos mėsos ir ką jis pratė šiaip valgyti. Nes tada reikėtų tokio lengvai virškinamo maisto. Truputį vengti vis dėlto, sakyčiau, pieno produktų, nes kai būna žarnyno infekcijos, tai mes dažniausiai laktozės virškinimas yra sutrikęs. Tai pieno produktai, ypatingai jeigu jie nefermentuoti, nerauginti, geriau jų tiesiog palaukti ir neduoti vemiant ir viduriuojant. O šiaip tai ką, galima tą visą lengvą maistą. Labai tinka sultiniai, tokios sriubos, tokios lengvos, labai tinka avižos, labai tinka bulvės, makaronai, vaikai dažnai jos mėgsta. O vaisiai daržovės šitoje vietoje, bananą suprantu, taip viskas tvarkoje. Šviežių vaisių daržovių geriau neduot, kad jos irgi nedirgintų, galima, jeigu labai geras vaiko apetitas, duoti jos termiškai apdorotas. Pavyzdžiui, obuolio geriau neduot, bet jeigu keptas obuolys, tai jisai gali valgyti keptą obuolį. O šitoje vietoje apskritai, aš pati žinau save ir aš, pavyzdžiui, tikrai man atrodo tada, vaikas nevalgia ir čia dar nusilpo, ar gal reikia čia kažkaip šokinėti. Bet tikriausiai, kaip sakote, nebijoti reikia, kad vaikas kažkurį laiką pabadaus ir, sakykime, organizmas atsistatinės iš to vandens, rehidracinių skysčių. Nereikia bandyti išeiti iš proto ir įkišti bent kąsnelį, nes tikrai nieko nenutiks dėl to, kad jisai nevalgo. Blogiau yra negerti skysčių. Taip. Jokių būdų nekišti vaikui per prievartą ten su šaukšteliais to maisto, jeigu jisai jo nenori. Bet vėlgi nedaryto prievartinio badavimo, kai kurie tėvai labai stengiasi, kad dabar tai pabus kokias 2 dienas nevalgysim ir čia atsistatyti. Tai taip nereikia, tegul valgo. Kažką jeigu jis nori. Tiesiog sunku įsivaizduoti, žinot, kad kažkas 2 dienas vaikui valgyti neduos. Ne, kad būna, kad labai reikia, kad pailsėtų žarnynas, čia viską mes čia vandenuką gersim. O kiek yra normalus tas laikotarpis, per kurį atsistato vaiko organizmas, štai po tokios ligos, kad ir norovirusas, ar ne, esu pati išbandžiu šitą virusą, tai per kiek laiko? Iki pilno atsistatymo? Taip. Greitai atsistato, bet šiaip tai vis tiek reikėtų kokių 2 parų be simptomio vaiko palaikymo namuose, su visiškai pilnu atsistatymu maisto, žaidimo, aktyvumo, kad jisai jau būtų, aš sakyčiau, po persirgto viruso ar ten bakterinio žarnyno uždegimo reikėtų dar po paskutinio simptomo pasirodymo kokios 2 dienos namuose stebėjimo, prisitaikymo prie visiškai to įprastinės mitybos, prie visiškai ypatingo savo žaidimo ritmo, kad jisai dar neįtų jokias ugdymo įstaigas kolektyvus. Neskubėti, kitaip tariant, ar ne? Jo, nes nereikia dar. O ar gali nutikti taip, kad, pavyzdžiui, yra ne visi simptomai, sakykime, vaikas tik viduriuoja arba tik vemia? Žinoma, jie gali būti visokių eigų gali būti. Gali būti tik tai vemia, gali būti tik tai pykina ir truputėlį karščiavo, gali būti tik tai vangumas, karščiavimas ir ten toksai skystesnis suštinimasis. Jie gali būti labai, labai įvairūs simptomai. Čia irgi vėlgi priklauso nuo to, kiek kartų vaikas susidūrė su tuo virusu, ar susidūręs, koks jo imuninė būklė tuo momentu, kai jisai susirgo, ar jisai neturi lėtinių ligų, labai priklauso nuo vaiko amžiaus. Tai jų gali būti labai įvairūs simptomai.
O ar tekę susidurti su tokiu atveju, kai pavyzdžiui, vaikas bijo vemti ir laiko iš visų jėgų, kad tik tai ne, ir labai panika didelė dėl to, kad viskas kyla į viršų, jis bando iš paskutinių reikalų. Kaip tada padėti tam vaikui, jeigu jis taip laiko? Suprantu, kad ilgainiui viskas išsiverš. Jis negalės ilgai išlaikyti jo, bet tik tai, kažkaip labai raminti tada vaiką. Labai būti su juo, labai raminti, labai padrasinti, nes, šiaip neįmanoma užslopinti vėmimo, jeigu jisai kils. Bet šiaip vėlgi virusų vėmimo atveju tas vėmimo slopinimas kartais, jisai neturėtų būti daromas iš karto, nes vis tiek virusas turi pasišalinti. Virusas, bakterijos, toksinai, tiek viduriavimas, tiek vėmimas, jie nėra stengiamasi kažkokiu būdu užkišti vaiką, kad jisai ten jis valosi. Šitaip organizmas valosi. Mūsų tas organizmas stebuklas, jisai žino, kaip elgtis pačiam. Ar šitoje atveju, jeigu yra šeimoje daugiau vaikų ir štai vienam tokia infekcija nutiko, ar įmanoma kažkaip užtikrinti, ar higieną, ar izoliuoti vaiką, ar kažkaip kitaip, kad neišplistų tarp kitų mažesnių atžalų? Ar visgi šaukštai po pietų, nes inkubacinis periodas yra tiesiog nematomas? Inkubacinis periodas atsirado, prieš tai, kai atsirado simptomai, jau buvo, tai užsikrėsti gali anksčiau truputėlį, bet šiaip, stengtis reikia, gali padėti truputėlį. Jeigu įmanoma, kad tas vaikas turėtų savo atskirą erdvę, būtų gerai. Jeigu tie vaikučiai nesidalintų žaislais, irgi būtų gerai. Maisto ten indais jokių būdų nesidalinti, kokiais buteliukais, iš kurio geria. Tada padidinti namuose higienos reikalavimai, visi plaunasi rankas daug dažniau. Tualetas irgi ten valomos po kiekvieno ten apsilankimo tualete, būtų gerai ten su chloro turinčiais preparatais, dezinfekatoriais valyti. Vonios tualetai, ypatingai dėmesį irgi ten visus indus labai švariai išplauti ir žiūrėti. Stengtis reikia, bet čia be jokių paranojų. Daug šansų, kad užsikrės kiti vaikai. Taip gali būti. O įmanomas apskritai, šitoje vietoje kažkoks, toks jau kardinalus dezinfekavimas, net štai galvoju apie darželį, ar ne, ir ten, ta liga, toks jausmas, kad plinta palaipsniui 1 vaikas, 2, tada gal 3. Ir tas plitimas išsitęsia per ilgą periodą. Kaip tada šituo atveju, pavyzdžiui, ugdymo įstaigai elgtis, kaip teisingai išdezinfekuoti, kiek ilgai tas visas tęsti gali, ar gali, tarkime, vaikas pačiupinėjo ar nesusirgęs kažkokį žaisliuką, su juo pažaidė, gal pateko skysčio kažkokio, nebuvo gerai nuvalytas, kiek ilgai tas žaisliukas yra užkrečiamas, ar po savaitės kitas vaikas paėmęs tą žaisliuką pažaisti, ar irgi užsikrės, kaip šitoje vietoje, kai yra ta didesnės įstaigos? Aš tai manau, kad darželiai jie ten išdirbė savo tas dezinfekavimo taisyklės ir jie žino, kaip elgtis tokiais atvejais, bet dažniausiai tai turbūt tai būna, kad jeigu pamato, kad atsirado vaikeliui kažkokie simptomai, tai tas vis tiek iškart informuojami tėvai ir tas vaikelis per 1 valandas paimamas iš to darželio. Kai jau pamatai tą pirmą simptomą, vis tiek reikėtų tą vaikutį izoliuoti. Visi žaislai, su kuriais žaidė, turėtų būti dezinfekuojami, jeigu yra, ir ne tik žaidė, visi darželio žaislai. Jeigu ten yra minkštų žaisliukų, tai tuo momentu jų turėtų nebebūti, jie turėtų būti visi žaislai, kuriuos galima dezinfekuoti, tik tai palikti. Aišku, labai ten, vėlgi, vonios kambariai, visi tualetai turėtų būti dezinfekuojami, bet tas ir daroma. Ir jeigu tą protrūkį pavyksta sustabdyti per 3-7 dienas, tai čia vadinasi, kad jie pavyko ir susitvarkė labai darželį. Jeigu tai tęsiasi iki 2 savaičių, tai nelabai pavyko sutvarkyti to protrūkio, jeigu susirgimai tęsiasi. O šitoje vietoje, aš įsivaizduoju, savaitę, ar ne, bando darželis valdyti situaciją, vaikas susirgo pirmadienį, norėtų tėvai jau kitą pirmadienį vaiką vesti, praėjo užtektinai laiko po paskutinių simptomų atsiradimo. Ar gali nutikti tai, kad jis vėl grįžęs į tą pačią įstaigą, ten vis dar yra to arba viruso, arba kažkokio kito patogeno, kuris sukelia tuos simptomus, užsikrėsti pakartotinai tuo pačiu, ar organizmas kuriam laikui atsimena, kas tai buvo? Tuo pačiu neužsikrės. Tuo pačiu neužsikrės. Jo, jis jau turės imunitetą. Jis šitą virusą tą patį, kuris ką tik persirgo, jis jau jį atsimins. Bet tik tai jisai gali turėti kitokio viruso. Nebūtinai ten vienas tas virusas buvo, ar ne? Gali būti ir kitas. Bet tikriausiai mutacija neįvyksta taip greitai, kad per savaitę atėjęs vaikas. Dažniausiai po pasveikimo pilnai atėjęs vaikas į darželį dažniausiai nebeužsikrės to pačiu virusu. Tai šituo atveju tėvams suprantu tada, kad nereikėtų tai paranojiškai bijoti, kad jie dar girdi, kad yra atvejų ir kad dabar mėnesį laiko nevesiu į darželį. Bet tėvų reikėtų paprašyti, kad nevestų vaiko, kai jisai pasijuto geriau.
Tai pas mus labai dažnai būna, kad labai užimti tėvai, turi labai ten atsakingus darbus ir jie tada, kai vaikas jau pirmą dieną pradėjo valgyti, visi ten apsidžiaugė, nustojo ten viduriuoti ir jisai iškūrė darželį, ne ten iškart. Tai va, taip reikėtų nedaryti, nes ne tik dėl to paties vaikučio, kurio dar vis tiek tas jo organizmas dar neatsistatęs po tokios infekcijos, bet ir dėl kitų vaikų, dėl to, kad virusas su išmatom dar ilgą laiką būna išlieka dar jisai tiesiog išmatose ir jeigu iškart ką tik tai pagerėjus vaikui ateis į darželį, tai labai daug šansų, kad kiti vaikai užsikrės to virusu. Tai sakėte, bent porą dienų normalaus gyvenimo, normalios mitybos, kai matai, kad jau vaikas tikrai tavo toks, kokį tu pažįsti. Porą dienų be simptomų. Tai šis yra saugus laikotarpis, nesuprantu, kad jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie bakterinį susirgymą, tai vėlgi eiga kitokia, trukmė kitokia ir tada jau mes kalbame apie kitokią dinamiką ligos, kad kitokį grįžimą į kolektyvą. Taip, dar priklausomai nuo kokius sukėlėjas buvo, kas buvo vis dėlto atsakingas už tą susirgymą, tai gali būti taip, kad net kokie ten vaikų kolektyvai kai kuriais atvejais net reikalaujama daryti kažkokią išmatų pasėlį ir žiūrėti, kad tikrai nebėra tų bakterijų augimo. Oho, nereikia tokių griežtų priemonių. Taip. O jeigu, sakykime, grįžtų vėl prie bakterijų, ar ne, ir ta visai kitokia eiga, ir vaikų viskas ilgiau tęsiasi. Kuo gali baigtis, jeigu organizmas pats nesusitvarko? Kokios yra tos didžiausios grėsmės, ko tėvai turėtų nepražiopsoti? Kaip vis tiek dažniausiai didžioji visų viduriavimų bėda yra dehidratacija vaiko, ne? Ir tada, kai nepakankamai organai aprūpinami maisto medžiagom. Tada jau vaikas turėtų atsidurti vis tiek ligoninėje. Jeigu tu matai labai aiškus tos dehidratacijos požymius, labai aukštą karščiavimą ir, pavyzdžiui, labai stiprų pilvo skausmą, tiesiog būtina gydytojo apžiūra. Nes, kas gali garantuoti galų gale, kad jeigu ir yra kažkoks virusinis arba bakterinis susirgymas, kad jisai negalėjo sukelti ir, pavyzdžiui, kokio nors chirurginio susirgymo kaip apendicito, kaip apendikso uždegimo. Nes jeigu vaikas ten guli susirietęs ir būklė negerėja ar blogėja, nepaisant to, kaip jisai ten girdomas, arba, pavyzdžiui, vaikas atsisako gerti ir jam tas skausmas, pavyzdžiui, pilvuko skausmas, jisai vis intensyvėja, nepaisant kad jisai ir pradėjo gerti, ir kad temperatūrą šiek tiek sumažinom po antipiretikų turėjo nukristi. Tai tiesiog tas vaikas turi atsidurti ligoninėse arba pas šeimos gydytoją, kad būtų įvertinta, ar tai tikrai yra tik tai, diagnozė turi būti tikslinama. Ar teisingai suprantu, kad šitoje vietoje skausmas yra tas indikatorius, kuris padeda atskirti, ar tai, pavyzdžiui, apendicitas, ar tai yra gastritas, skrandžio uždegimas, ar kažkokia kita bėda, o ne tas vėmimo viduriavimo bakterija arba virusas? Šiaip tokia vis tiek bendra būklė, ne tik skausmas. Kaip atrodo tas vaikas, pavyzdžiui, net ir nukritus temperatūrai, jeigu jisai visiškai neturi jokio noro žaisti, jeigu jisai neturi noro atsikelti, jeigu jisai vis tiek guli lovytėje, jeigu jis yra toks nelaimingas, nepaisant ten, kad temperatūra jau šiek tiek sumažėjo, jeigu pilvo vėlgi skausmas nerimsta, arba jeigu išmatose tu pamatai kraujo arba gleivių, arba jeigu nėra išmatų iš vis, pavyzdžiui, gali būti, kad vaikas nustoja tuštintis, jeigu mes čia vėlgi kalbam apie kažkokį chirurginį susirgymą. Tai tiesiog negerėjant būklei per kokias 8 valandas, aš galvoju, vis tiek tėvai turėtų atsidurti ligoninėje. O gydytoja, dar esu girdėjusi apie tokį dalyką, kad kartais vaikai praryja svetimkūnį kažkokį ir jis gali sukelti labai panašius simptomus, sakykime, į kažkokio pilvo viruso ar bakterijos ir vėmimas, ir karščiavimas, ir visa kita. Ir man atrodo, kad vieni baisesnių atvejų tai yra baterijos arba magnetai. Ar čia yra kažkoks skirtumas visoje eigoje, kad jau tėvai žinotų, kad kažkas yra negerai ir čia tikrai ne virusiukas ar bakterija, važiuojam iš karto į priėmimą arba kviečiam greitąją pagalbą? Jeigu vaikas kažką prarijo ir nieko nesakė, tai turbūt labai sunku suprasti tėvam būtų. Ir turbūt ir gydytojam labai sunku suprasti. Tai dėl to yra labai būtų gerai, jeigu tas vaikas viską tėvams sakytų, ne, ir pasakotų, su kuo jisai žaidė, ir aišku, tėvam reikėtų labai žiūrėti, ką tas vaikas prieš tai darė, kol atsirado simptomai, ar jie atsirado iškart labai, kai jisai kažką pažaidė. Ar tu vis tiek, dar aišku, jeigu yra virusinis susirgymas, tai daug šansų, kad tu vis tiek žinai, kad darželį kažkas serga. Tu gali
Atsekti, ar ne, Atsekt truputėlį kažkokį? tą, jo, tu turi tą tos lygos istorijos vaizdą susikurti. Jeigu viskas prasideda staigiai ūmiai po to, kaip vaikas kažkur pažaidė ir jam ten ėmė skaudėti pilvą, tai jo, nu, reikėtų vis tiek tada važiuoti, žiūrėti. Jeigu yra nors mažiausias įtarimas, kad vaikas galėjo kažką praryti, jis tai turi būti parodytas gydytojui. Čia reikėtų tada nepaisyti savo tokio kartais, kad gal čia smulkmena ir atrodo labai nepatogu apkrauti gydytojus, važiuoti į priėmimą, bet reikėtų, jeigu jauti, kad kažkas yra negerai, geriau yra pasirodyti ir suvokti, kad viskas gerai, negu per vėlai. Taip, aš tai iš vis dar labai mamos intuicija tikėčiau, kad jeigu mamai atrodo arba tėčiui atrodo, kad kažkas vaikui yra negerai, ir jam reikia įsitikinti, kad jam yra gerai. Reikia tada važiuoti ir nebijot, kad aš atvažiuoju. Be reikalo atvažiuoti yra 100 kartų geriau, negu neatvažiuoti, kai yra reikalas. Taip, čia neturėtų kilti dėl to. O dabar yra vasara ir natūralu, kad yra daugiau kelionių. Ir mes kalbame tikriausiai ne tik apie keliones į kažkokį miestą, gretimą ar taip toliau, bet kalbame ir apie egzotiškesnės šalis. Ir kaip tada šitoj vietoje elgtis? Pavyzdžiui, oro uostas, atrodytų, yra toks susirgimų vieta dažna, ar ne, kur gali kažko prisigaudyti, tada nuskrendi į kokią nors šalį, labiau pietuose, žinome, kad mes Lietuvoje turime super gerą vandenį, ten yra visai kitokia situacija su vandeniu, kitokios bakterijos. Yra, jeigu mes keliaujame apskritai į kokią nors Afrikos šalis arba Azijos šalis, vėl yra visai kitaip. Kaip čia yra be to užsitikrinti, kad tu nesusirgsi iš karto nuvažiavęs, ar ne, kad nepraviduriuosi visos kelionės, kitaip tariant, ir neprabūsi viešbutyje. Ką daryti? Muilas, suprantu, ir rankų plovimas yra numeris 1. Ką dar gali tėvai padaryti? Gert vandenį, kuris yra uždarytas sandariai. Pirkti vandenius buteliukuose ir negert vandenio iš čiaupo. Tada negert jokių skysčių su ledukais. Nes jie gali būti... Griežta taisyklė tikriausiai, ar ne? Jo, ypatingai vaikam, kada neduočiau skysčių su ledukais. Nevalgyti nieko gatvėse, ko tu negali pats nuplauti. Nuplauti, nuskusti, nulūpti. Tu turi garantuoti, kad aš pats tą padariau. Nes tu niekada nežinai, kas rankom galėjo liesti šitą vaisių prieš tai, ne, kol tu vaikui jo nedai. Sakote, nulupti, norėjau iš karto įstepti, o yra ir geriau, tarkime, jeigu aš tiesiog nuplaunu ir, pavyzdžiui, nulupu tą skurytę vadinamą. Yra geriau nulupti, ar ne? Taip. Saugiau nulupti. Tai va, ir gerai nuplauti, aišku. Vėlgi pakankamai saugu, jeigu tu pats gerai nuplovai, bet tada tu turi būti įsitikinęs, kad pats nuplovai. Tai va, gatvės maistas vaikui nesakyčiau, kad čia yra labai geras sumanymas. Ir jokio vandens su ledukais. Jeigu jisai prisirijo labai vandens šito maudėse, ne, kažkokiam telkiny ir nemažai pateko vandens, tai irgi gali būti kažkokia infekcijos priežastis, tai gali būti ir bakteriniai susirgymai, tai virusiniai, gali būti ir kažkokie parazitiniai susirgymai, pirmuonių sukelti vandenį. O kaip dažnai nutinka tie atvejai, žinote, kai grįžti iš kelionių, ir vaikui yra dar kelionės metu išryškėja kažkokie simptomai, jie tęsiasi. Ką tėvam tada reikėtų daryti? Suprantu, kad reikėtų tikriausiai bakterinio pasėlio, kad būtų išsiaiškinta, kas čia nutiko. Jo, jeigu tęsiasi ilgiau negu savaitę, jo turbūt reikėtų. Ir reikėtų ieškoti vis dėlto sukėlėjo priežasties, arba ten, kartais būna ilgai, praktikoje tai buvo, kad ten keletą savaičių iš vis tęsiasi viduriavimai grįžę iš kelionių ir yra buvę, kad ir nerandi priežasties. Va taip ir neišaiškėjo priežastis, bet tiesiog ten 3 savaitės buvo va taip ir tada viskas nustojo ir ten jokio augimo neradom ir jokių sukėlėjų nepavyko diagnozuoti. Bet vėlgi, ir vykstant į kelionės iš viso, aš visiems tėvam pasiūlyčiau turėti registracinių tirpalų, pasiėmus iš namų savo vaistinėliai, nes vis tiek mūsų pirmas dalykas, ką mes darytumėm vaikui, tai duotumėm jam gerti skysčių balansą. Vėlgi tuose visuose pliažuose labai irgi svarbu, kad vaikas ten išlindęs iš vandens, kad vėlgi nuvalyti jo rankytės, kad jis ten tom smėlėtom rankom nepultų visko valgyti, nes gamtoje viskas labai skanu, labai norisi visko valgyti. Tikrai taip, jeigu nori pamaitinti vaiką, nešk lauką lėkštę. Bet jisai turi vis tiek būti nusiprausęs. Kažkaip tas rankų valymas turėtų būti užtikrintas visuose pliažuose, smėlio dėžėse, visur, kad jisai... Ar yra šalių, kur jūs kaip gydytojas sakytumėt, kad tėvam nesivežti labai mažų vaikų ir tegu trupučiuką ūgteliu, pasiformuoja imuninė sistema, organizmas įgyja kažkokią atmintį ir tada keliaukit, kur norit,
Bet labai mažo nesitempkit. Aš sakyčiau, nebūtinai ten tėvai taip klauso, bet jo, aš tai nesiveščiau tokius Indijos, Pakistanus, Bangladešai, Peru, kai kurios Azijos šalis, Afrikos šalis. Geriau ne, nes ten yra labai daug šansų tą vaiką turėti viduriuojantį. Jo, bet vėlgi tėvų pasirinkimai. Ar įmanoma tada kažką padaryti taip, kad tas organizmas būtų atsparesnis? Aš esu girdėjusi, kad jeigu tavo žarnyno mikroflora ir fauna yra užtektinai stipri, tarsi virusui nelieka vietos, kaip įsikabinti į gleivinę ir pradėti ten veikti. Nežinau, ar tai yra tiesa, ar dabar aš čia garinu actą, bet ar iš tikrųjų, ar įmanoma kažkaip pasiruošti, susistiprinti? Žinai, turės egzotišką kelionę, ar ne? Spalį, pavyzdžiui. Turime, kiek čia, 4 mėnesius iki to laiko, 3-4 mėnesius. Ar įmanoma per tiek laiko padaryti kažką, kad tu nebūtum garantuotas, nepraleisi tualete savaitės? Kaip mūsų imunitetas absoliučiai turi reikšmę visiems virusam, ar mes susirgsim ar nesusirgsim, labai priklauso nuo mūsų imuninės sistemos ir sugebėjimo sukovoti su bet kokiu mūsų puolančiu virusu. Su vaikais truputėlį sunkiau, nes jie tiesiog neturi imuninės atminties dar. Ir jie vis tiek dar jų tas gyvenimas yra prasidėjęs ir jie susitiks daug tų virusų, jie išmoks su jais kovoti, bet tik ateityje. Tai jeigu tu galvoji, kad tu gali savo organizmą dar kažkaip paruošti tom egzotiniam kelionėm ir galvoji, kad išgyvensiu aš puikiai tom Indijoje, net ir jeigu pasidėsiu tam tūliką 2 savaitės, tai vaiko geriau nekišti tokį išbandymą. Nes vaiko organizmas neturi kaip pasiruošęs. Jisai nepasiruošia. O tu, jisai neturi tų galimybių taip apsiginti. Ir jisai neturi galimybių tiek vandens sulaikyti, tiek tavo organizmą sulaiko. Šitoje vietoje tu gali būti labiau garantuotas už save, bet ne už savo vaikelį. O kaip yra su vakcinomis nuo pilvo virusų? Žinau, kad rotas yra privalomoji programa, skiepų vaikam yra ta geriama vakcina vadinama. Tėveliai nerimauja, bet suprantu, kad organizmas išmoks apsisaugoti bent labai mažame amžiuje nuo šito viruso. Ar yra dar kažkas, ar tik tai rotas ir kaip ta vakcina apskritai veikia, kuriam laikui apsauga yra? Roto vakcina yra Lietuvoje jau turbūt nuo kokių 18 metų ir jinai yra geriama, kas yra gerai mano supratimu, nes tada vis tiek mažiau traumus tam vaikeliui, tų vakcinų ir taip yra daug iki metų, tai jie labai jau ten nesidžiaugia ir tėvai ir vaikai tais badymais, bet ir šita vakcina, jinai yra, dabar mes Lietuvoje skiepė Rototeko vakcina ir jinai yra 3 kartus skiepėjama iki pusės metų, vėliau nuo 7,5 metų nebeskiepija dėl labai didelių saugumo tokių reikalavimų tai vakcinai. Nes tėvai dažnai bijo jos, aišku, dėl autizmo, kaip visų vakcinų čia dabar yra, kad galvoja, kad čia gali būti, kas yra absoliutus mitas. Tada dar gali, yra stebėti pavieniai, labai reti, bet yra buvę žarnų įvaginacijų atvejus po roto vakcinos. Kai žarnai žarną sulenda. Jo, kai sulenda. Bet už tai yra labai laikomas dabar tokių rekomendacijų, kad ta vakcina būna atliekama iki 7,5 mėnesių ir vyresniem vaikam jau nebedaroma. Ir apsauga yra 2 metai nuo pirmi gyvenimo metai, nuo 1-2 pirmi gyvenimo metai, nes ir apsaugoma ne tai, kad tu niekada nesusirgsi to rotavirusu, tu gali susirgti, tiesiog yra mažesnė tikimybė, kad pateksi į ligoninę, nes liga labai sunki, o yra šansai, kad tu sirgsi labai nestipriai ir daug trumpiau ir simptomai bus neryškus ir puikiai susitvarkys mamos namuose su tokiais vaikeliais arba tiesiog atėję tik tai pas savo gydytoją apylinkės pediatrą. Tai suprantu, kad rotas yra toks jau gerokai rimtesnis negu noro virusas, ar ne? Roto virusas yra jau toks kaip reikalas. Ir noro simptomai gali būti labai, nepasakyčiau, kad jis daug lengvesnis, visaip gali būti. Bet tik tai roto viruso mes turim vakciną. Roto virusas yra labai pavojingas, kaip pavojingas vaikam, kurie yra mažesni negu 6 mėnesiai. Tai šitokių vaikų dažniausiai gydymas, irgi nepasakiau, kad jie dažniausiai baigė su ligoninėse, kad jeigu vaikas yra mažesnis negu 6 mėnesiai, jaunesnis, tai tada reikėtų turbūt jau jam suviduriavus ir pradėjus labai vemti, jau vėlgi atsidurti pas gydytoją. Nes jų iš tikrųjų labai ribotos skysčio kaupimo galimybės ir jie labai staigiai dehidratuoja.
O vakcina tada, apsaugoti, svarbu, kad mūsų apsaugotų tą patį mūsų sunkiausią periodą iki kokių 1-2 metukų, o po to jau tada tas organizmas, jis jau šiek tiek jau ir moka labiau gintis, jis jau turi imuninę atmintį, jisai jau labiau sulaiko vandenį, jau tada yra visą laiką mažesni pavojai. Bet suprantu, kad tai yra vienintelis, bet ne vienintelė vakcina, nuo tokio tipo susirgymo. Visi kiti virusai yra tiesiog tie, su kuriais mes susidursim arba nesusidursim ir turėsime kažkaip patys susitvarkyti. Nėra daugiau vakcinų, kuriam... Pilvo virusam, taip nemediciniškai vadinant yra vienintelė rotavirusinė vakcinos injekcija. Ne injekcija, šitą vakciną. O kodėl yra, atrodytų, kad norovirusą mes visi puikiai žinome, labai dažnas ir taip toliau, atrodo, būtų galima sukurti, ar tiesiog dėl to, kad yra per daug padermių ir neįmanoma suvaldyti šito dalyko? Nes atrodytų, kam sirgti, jeigu įmanoma? Nežinau, gal tai kada nors sukurs, kol kas ne. Bet organizmas puikiai susitvarko, aš suprantu, kad jeigu mes kalbame apie tuos atvejus, kurie tikrai pasiveikia liūdnai, dehidratuoja vaikai, nueinama iki visiškai jau ribinių situacijų, mes tikriausiai kalbame ne apie Lietuvą, kur yra pakankamai viskas gerai išvystyta, bet apie trečiąsias šalis, kur yra menkesnė medicinos apsauga, mažiau pagalbos gali sulaukti, galbūt mažiau žinių turi. Aš irgi Lietuvoje negirdėjau apie kažkokius labai labai baisiai liūdnai besibaigiančius atvejus, bet, vėlgi, kiekvienai mamai jos vaikelio atsidūrimas stacionare su lašine, infuzija rankytei arba ten, nežinau, galvytei, jeigu nepasiseka įdurti veną, tai yra, labai didelės, tokia skausminga patirtis. Ir aš galvoju, kad, ne viena mama to tikrai nenori ir tada turim viską daryti, kad tam vaikučiui tas būtų kuo lengvesnis, net jeigu yra tas susirgimas, kad jis būtų kuo lengvesnis ir nesubaigtų ligoninėm. Tai pabaigai tada, gydytoja. Numeris 1 yra muilas ir nuolatos plaunamos rankos. Ir tada numeris 2, jeigu jau susirgom, skysčiai ir ne vien tik vandenukas, o su visais būtinais mikro-makro elementais, kad tinkamai būtų aprūpintas organizmas. Taip? Viską išmokote. Ačiū labai, kad apsilankėte. Aš tikiu, kad šią vasarą mes turėsime šiek tiek mažiau sergančių arba daugiau informuotų mamų ir tėčių, kurie žinos, ką daryti, jeigu vaikeliai susirgo. Labai ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo kitose epizoduose.